Gerbiamas Kubiliau, pirmadienį į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą atplaukė suskystintų gamtinių dujų terminalas saugykla Independence. Tačiau laivas būtų tik metalo laužo krūva, jeigu nebegalė darbų, kuriuos tiek jums, tiek jūsų vyriausybei teko atlikti. Papasakokite apie tai. Na, pirmas dalykas, tai aš noriu iš tikrųjų visus pasveikinti. Tikrai manau, kad mes gal dar nelabai suprantam šitos istorinės dienos reikšmės Lietuvos istorijoje, šiuolaikinė Lietuvos istorijoje. Ir iš tikrųjų tą progą ypatingai norisi pasveikinti, visų pirma, be abejo, Klaipėdos naftos darbuotojus, vadovybę, kadangi jie yra šito projekto esminiai jo sėkmės, taip sakant, kalviai. Be abejo, prie to prisidėjo ir statybininkai, daug turėjo padaryti ir politikai, vyriausybės nariai, valstybės tarnautojai, diplomatai, nes mes turime pamatyti šito projekto istoriją žymiai platesniam, taip sakant, kontekste. Vienas dalykas yra pačios statybos, kas ten kalė polius, kaip tenai sunku buvo kokį nors vamzdį pragręžti. Bet kitas dalykas yra tai, kad mes turim labai paprastai suvokti, kad iš tikrųjų terminalo jau pačio šito technologinio įrenginio mes nebūtumėm turėję, jeigu 2007 metais Lietuvoje nebūtumėm pasirinkę labai aiškaus sprendimo, kad ES, tai vadinama trečią energetikos direktyvą, mes įgyvendinsim be jokių išimčių. Na ir prie to teko ir man prisidėti, čia taip juokaujant galima pasakyti, kad tai vienas iš to 2K projekto rezultatų. Tuo metu premjerui Kirkilui vadovaujant vyriausybei, man teko vadovauti Seime, būnant opozicijoje Europos reikalų komitetui. Na ir viena iš sąlygų, kurią mes kėlėme mažumos vyriausybei, kad mes ją galėtume paremti, buvo iš tikrųjų efektyvų žingsniai link energetinės nepriklausomybės. Vyriausybės žingsniai link energetinės nepriklausomybės. Tuo metu mes buvom paskelbę savo partijos svarų strateginį dokumentą Rusijos sulaikymo strategiją, kurioje kaip tik energetikos nepriklausomybei skiriam daug dėmesio, matydami tame didelę problemą ir didelį iššūkį. Ir Gedimino Kirkilo vyriausybė sutiko judėti tą kryptim. Judėjo gal taip ne visada tiesiai, tai pavyzdžiui, iš vyriausybės tada į Europos reikalų komitetą atėjo siūlymas vis tik tai Lietuvai, kaip ir Latvijai ir Estijai, prašyti šitoj direktyvoj išimties. Mes Europos reikalų komitete sugebėjome įrodyti, kad išimties prašymas reikštų, jog Lietuvos dujų ūkis lieka toks pat, koks buvo iki tada, o reikia prisiminti, kad 2004 metais Algirdo Brazausko vyriausybė pardavė visą Lietuvos dujų ūkį su visais vamzdžiais ir vamzdeliais Gazpromui ir po to EONui. Tai kitaip sakant, mes labai gerai supratom, kad jeigu mes prašom išimties, tai liekam su tokiu dujų ūkiu be jokių alternatyvų. Ir mes kaip tik labai aiškiai formulavom, kad kaip tik tos direktyvos įgyvendinimas siekiant nebeleisti Gazpromui dominuoti mūsų vamzdžiuose, reikštų, kad mes turėsime taip pat gauti ir vienokį ar kitokį, ir kad tai sudarys galimybę gauti vienokį ar kitokį alternatyvų dujų tiekimą. Tai štai 2007 metais prasidėjo ta kelionė link šios dienos ir aš išskirčiau toje kelionėje iš tikrųjų tam tikrus 3 esminius dalykus, kurie ir lėmė šito projekto sėkmę. Tai pirmas dalykas iš tikrųjų tai, kad mes pasirinkom įgyvendinti tą trečią Europos energetikos direktyvą be jokių išimčių. Antras dalykas tai, kad mes dėl įvairių aplinkybių, ties to galima vėlgi šiek tiek stabtelėti atskirai, mes pasirinkome, kad reikia mums patiems statyti terminalą, o nesitarti su latviais ir estais dėl regioninio terminalo. Ir trečias sėkmės parametras buvo tai, kad 2009 metų turbūt pabaigoje, 2010 metais mes apsisprendėm, kad projektą turi įgyvendinti valstybės valdoma Klaipėdos naftos įmonė. Sprendimą tokį formalų padarėm jau 10 metų Liepos mėnesį, bet iki to laiko turėjom pertvarkyti visą Klaipėdos naftos valdymą, Klaipėdos naftos vadovybę. Tada į Klaipėdos naftos vadovybę ir atėjo Rokas Masiulis, kuris dabar yra
ministras, galintis, taip sakant, šitą projektą sėkmingai užbaigti jau būdamas ministru. Bet iš tikrųjų jo nuopelnas, būnant Klaipėdos naftos vadovu, šito projekto įgyvendinime yra tikrai ypatingai didelis. Kaip paprastai, žmogus už tokį darbą gauna ne tik pagirimų, bet ir gauna daug visiškai nepelnytų priekaištų, ką čia matėm paskutiniu metu ir Seime su įvairiom nesažiningom komisijom. Tai štai tie trys parametrai, trys, taip sakant, pagrindiniai faktoriai ir kiekvienas iš jų iš tikrųjų buvo ypatingai svarbus ir apie kiekvieną iš jų galima gana ilgai pasakoti, taip sakant, su kokiais iššūkiais teko susidurti ir kaip kiekvieną iš tų faktorių teko įgyvendinti tam, kad po to jau, kai statybininkai štai pastatė Korėjoje laivą, čia statybininkai pastatė krantinę uosto, mes galime turėti terminalą, kuris gali veikti, galim per jį importuoti dujas ir patiekti į visą dujų sistemą, nes čia reikia labai paprastai suvokti, jeigu mes nebūtumėm įgyvendinę, sakysim, to pirmo reikalo, tai yra trečio energetikos paketo ir nebūtumėm privertę Gazpromą apsispręsti ir galų gale jisai išėjo iš Lietuvos dujų viso ūkio, mes nebūtumėm galėję per magistralinius vamzdžius patiekti alternatyvių dujų į Lietuvos dujų sistemą. Taip, bet per visą tą laiką jūs susilaukėte begalės politinių oponentų kritikos, tarp jų ir socialdemokratai, kurie, būdami vyriausybėje, tęsia ankstesnės Andriaus Kubiliaus vyriausybės darbus, tačiau prisiima ir jos nuopelnus. Na, aš manau, čia nuopelnus tai padalins istorija, tikrai čia negaila tų nuopelnų. Iš tikrųjų, Algirdo Butkevičiaus vyriausybė, aš negalėčiau jai pasakyti kokių nors priekaištų būtent dėl terminalo projekto įgyvendinimo, galbūt išskyrus priekaištą dėl Artūro Skardžiaus socialdemokrato komisijos. Bet čia iš tikrųjų reikia vėlgi grįžti prie tų istorijos dalykų. Kaip jau sakiau, terminalas, ta technologija, jinai neveiktų be sutvarkytos visos teisinės bazės ir visos dujų sistemos infrastruktūros išvaduotos iš Gazpromo dominavimo. Tam, kad tą pasiektumėm, turėjome įgyvendinti taip vadinamą tą trečiąjį energetikos paketą, tai yra reikalaujantį atskirti vamzdžių nuosavybę nuo dujų, kurios yra importuojamos į šalį savininkų. Ir tai reiškia, trečio paketo įgyvenimas, tai reiškia, kad Gazpromas bus priverstas nebedominuoti vamzdžiuose. Kai mes iš ES neprašėm išimties ir tada 8 metais laimėję rinkimus realiai pradėjome gyvendinti tą trečią paketą, mes labai gerai supratom, kad iš tikrųjų susidursim su didžiuliu Gazpromo pasipriešinimu. Būdami tam tikrą prasme visos ES mastų pionieriai, taip sakant, pirmeiviai, siekdami iš tikrųjų pasiekti tą rezultatą, kad mes tokie nelabai dideli galim iš to Gazpromo dominavimo išsivaduoti. Tai čia, kas pamena netokį seną laikotarpį, turbūt atsimena didžiulius laikraščiuose skelbimus Gazpromo kartais ir Gazpromo su EONu pasirašytų, kuriuose labai jau griežtai kritikavo mūsų vyriausybę už tą pasirinktą kelią, kuriuo ėjome siekdami įgyvendinti Europinę direktyvą. Turėjome iš tikrųjų intensyviai dirbti kartu su Europos komisija, su komisaru Oettingeriu, čia ministro Sekmoko dideli nuopelnai, mūsų diplomatų dideli nuopelnai. Europos komisija buvo mūsų labai racionalus ir efektyvus sąjungininkas tose sunkiose dėrybose su Gazpromu, nes jie matė ne tik tai atskirai mūsų reikalą, bet jie matė, kad mes esam pavyzdys, galim būti geras pavyzdys ir kitom šalim. Na ir toj vietoj be abejo mes matėm taip pat, kad Gazpromo tos pastangos yra nukreiptos ne tik tai į sakysime, tų didelių laikraštinių skelbimų publikavimą, bet yra nukreiptas ir į žmonių nuomonių įtaką, dėl to sulaukėme ir to dujų kainos pakėlimo 10%. Galų gale labai aiškiai matėm, kad Seime opozicija labiau įsiklauso į Gazpromo, sakysime, žodžius ir
ir taip sakant, ir kažkokius tai pseudo argumentus, negu į mūsų argumentus, negu į europinius argumentus. Todėl be abejo, kad kritinis taškas buvo dujų įstatymo priėmimas, kuris kaip tik ir apibrėžia, kaip Lietuvoje įgyvendinama visa reforma, įgyvendinant Lietuvoje konkrečiai tą vadinamą trečią paketą. Jis buvo priimtas berods 11 metų Liepos mėnesį, jeigu aš neklystu. Na ir nepaisant to, kad mes jau neturėjom tuo metu parlamente tokios didelės daugumos ir nepaisant to, kad tie patys socialdemokratai labai karštai oponavo šito įstatymo priėmimui ir taip, sakyčiau, pakankamai destruktyviai, ministras Sekmokas netgi susilaukė tuo metu ir interpeliacijos, mums pavyko priimti tą įstatymą, pavyko priimti ir dėka prezidentės paramos. Ir šitokiu būdu iš tikrųjų Lietuva pajudėjo tada jau link šitos reformos įgyvendinimo. Pats įgyvendinimas vėlgi susilaukė nemažai Gazpromo tam tikro tokio pasipriešinimo. Aš gerai prisimenu dėrybas su vienu iš Gazpromo vadovų, Aleksandru Medvedevu, vyriausybėje kabinete, kur, kadangi iš tikrųjų įstatymą mes sudėjom labai aišku mechanizmą ir apibrėžėm tiek Lietuvos dujų, tiek ir Gazpromo prievolę įgyvendinti įstatymę apibrėžtą dujų sektoriaus reformą. Ir nevykdant tos prievolės buvo labai aiškiai numatyta, kokios laukia baudos. Tai aš, tiesą sakant, gal viešai ir nesu to pasakojęs, bet man labai įstrigo tas dėrybų su Medvedevu, Gazpromo viceprezidentu momentas, kai jisai po 2 valandų kalbų ir niekaip iš mūsų neišgaudamas pažado ilgam laiku atidėti visos reformos įgyvenimą, nes tai buvo jų siekis. Galų gale jisai pasakė, turėsiu pavartoti net ne valstybinę kalbą, nes nežinau, kaip lengvai taip neišversi. Jis pasakė vienu momentu žodžius, по таким давлениям мы Газпром не ведем переговоры. Ir aš pradžioje galvojau, kad aš kažką netaip nugirdau ir galvoju, tai kas čia tie dabar yra, kurie čia tokį spaudimą darom ir taip toliau. Pasirodo, kad iš tikrųjų jie tą mūsų įstatymę numatytą sistemą, jie joje matė tokį mechanizmą, kurio jie nebegali apeiti ir tai traktavo kaip tokį spaudimą, kuris juos verčia suvokti, kokios gali būti pasekmės. Na ir galų gale mes ten berods mėnesių gal atidėjom jau jiems labai prašant visą įgyvendinimą, bet ne tiek, kiek jie ten prašė, ne metam ir ne 2 metam. Ir galų gale jie buvo priversti patys sutikti Lietuvos dujose, kaip akcininkai balsavo už viso šitos reformos įgyvendinimą. Baisiai pykdami, bet vis tik tai balsavo. Ir taip sakant, pajudėjo tada visos reformos įgyvendinimas, kurį užbaigė jau Algirdo Butkevičiaus vyriausybė. Ir tai, kaip tik dabar mums sudaro galimybę, jau turint terminalą, taip sakant, dujas laisvai per mums patiems Lietuvai priklausančius vamzdžius ramiai pumpuoti visiems Lietuvos vartotojams. Paraleliai, kalbant apie vamzdžius, reikia prisiminti, kad vėlgi tam, kad terminalas veiktų, mes turėjome labai sparčiai priimti sprendimus tam, kad būtų nutiestas vamzdis, dujų vamzdis iš Jurbarko į Klaipėdą. Taip, kaip specialistai sako, užžiedinti visą dujų sistemą, nes kitaip iš Klaipėdos tos dujos būtų pasiekę tik 1/3 Lietuvos dujų vartotojų. Tai tą irgi spėjom padaryti, sugebėjom padaryti. Na ir štai taip atėjom prie to, kad iš tikrųjų, matydami, kad tą teisinę bazę mums jau pavyks sutvarkyti, mes galėjom pradėti imtis ir visų techninių sprendimų. Tai pirmasis ir be abejo tie techniniai sprendimai buvo Klaipėdos naftos atsakomybė, pradedant nuo uosto gilinimo darbų, nuo kažkokio, atsimenu, mes ten labai sunkiai sprendėm, ką daryti su kažkokiu tai plūduru privatizuotu vidury kanalo ir čia vyriausybės lygiai tai sprendėm. Bet iš tikrųjų čia reikia vėlgi labai paprastai įvardinti, koks buvo Klaipėdos naftos vaidmuo. Visas projektas buvo jų rankose.
projektavimas, planavimas, rangovų paieška, finansavimo papildomų šaltinių paieška. Mes vyriausybėje tik tai, taip sakant, užsiėmėm, kad jiems nebūtų ir neliktų kažkokių kliučių ir kartais spręsdavom vieną ar kitą specifinę problemą, kaip ten plūduro, ar paskui buvo iškilusi baimė, kad yra kažkokiu tai atliekų kanalė, kurios gali trukdyti toliau visiems darbam. Išmokom tokį žodį, kurio iki tol niekad nežinojau, kaip tributil alavo atliekos kažkokios, ten dažų ar dar kažkas, jau čia mintinai žinojom. Tai štai tie darbai šitaip pajudėjo. Iš tikrųjų, Klaipėdos naftai labai profesionaliai planuojant visus darbus ir noriu dar sykį priminti, kad darbai buvo visi suplanuoti taip, kad jau 10 metais mes žinom, kad gruodžio 3 dieną turi pradėti veikti terminalas, nes tai yra susijęta ir su Europinės direktyvos ir europinių reikalavimų, kad nuo gruodžio 3 jau direktyva turi veikti ir visos šalis turi turėti ir alternatyvius tiekimus. Mes pradėdami gyvendinti direktyvą pačioje pradžioje, jau 9 metais, žinom, kad 14 metų pabaigoje turėsim turėti kokią nors alternatyvą, nes jeigu mes to neturėsim, tai arba mus labai baus Europos Sąjunga, arba mus Gazpromas neturint mum alternatyvos, iš tikrųjų su mumis elgsis labai negailestingai. Tai Gazpromas, kaip žinom, šiek tiek pabandė taip elgtis, bet po to pamatė jau, kad iš vienos pusės mes gebam laiku statyti terminalą ir jau ateina jo veiklos pradžia, iš kitos pusės mes ėmėmės visų teisinių priemonių, tiek mūsų pareiškimas Europos komisijai dėl nesąžiningo Gazpromo veiklos, tiek kreipimasis į arbitražą, galų gale privertė Gazpromą suvokti, kad kainomis nebereikia žaisti ir todėl šių metų birželį Gazpromas nuleido kainas. Bet grįžtant vėl prie darbų vykdymo ir Klaipėdos naftos, jos vaidmens, tai aš čia noriu pastebėti, kad vėlgi vienas iš faktorių, kuris lėmė, kad mes sėkmingai sugebėjom šitą projektą įgyvendinti, buvo tai, kad Klaipėdos nafta buvo įgaliota viena pati šitą projektą realizuoti, nors ir buvo visokių raginimų ir spaudimo, kad ir ten Gedimino Kirkilo vyriausybė buvo padarius sprendimą, kad į projektą turi būti įtraukta ir Klaipėdos nafta, ir Achema, kaip viena iš didžiausių Lietuvoje dujų vartotojų, mes atsisakėm tą daryti. Ir, mano įsimu, padarėm protingą žingsnį. Todėl, kad matėme, jog mūsų kaimyniniai Latvijoje ir Estijoje tokiais terminalais nori užsiimti Latvijoje konkrečiai Itera Gas kompanija, tai yra vos nedukterinė Gazpromo kompanija. Estijoje norėjo užsiimti, dabar jau tokia garsi pavardė žinoma visiems, tuo metu mes dar nelabai žinojom, Genadijus Timčenka, artimas Putino žmogus, naftos vienas iš magnatų. Na, mes labai atsargiai žiūrėjome būtent tuo aspektu, žinodami, kad Achema yra labai stipriai priklausoma nuo Gazpromo dujų ir kad jiems reikia pastoviai vesti dėrybas dėl pigesnių dujų. Man pačiam teko su amžinatilsiu Lubiu apie tai nemažai kalbėti. Mes suvokiam, kad Achema gali būti pažeidžiama būtent dėl to, kad tikrai mes suvokiam, kad Gazpromas nenorės, kad Lietuva turėtų savarankišką terminalą ir kad Gazpromas gali daryti per dėrybas, gali daryti įtaką Achemai, kad Achema būtų ne talkininkė statant terminalą, o tam tikrą prasme šitokio projekto įgyvendinimo vienas iš stabdžių. Tokių požymių dėja po to ir matėme. Aš neatmetu to, kad vienaip ar kitaip Achema dalyvaudama dėrybose su Gazpromu galėjo būti būtent šito požiūriu įtakojama. Tai pasirinktas variantas, kad stato Klaipėdos nafta, mano įsimu, buvo iš tikrųjų išmintingas ir protingas ir turime to rezultatą. Ir paskutinis dalykas, faktorius, kurį aš irgi turiu pabrėžti, tai tas, ką aš jau prieš tai vardinau, kad sėkmė taip pat slypėjo tame, kad mes apsisprendėm statyti savo terminalą, nesiekdami susitarimo su Latvija ir Estija dėl regioninio terminalo. 10 metais, tiesą sakant, Latvija ir Estija kaip valstybės nelabai rodė kokį nors didesnį interesą kalbėti apie kažkokį tai bendrą terminalą. Kaip jau sakiau, pas juos
didesnės iniciatyvas statyti terminalą rodė kažkokios privačios iniciatyvos vienaip ar kitaip susietos su Rusija. Mus tai neramino. Na ir mes taip pat labai gerai supratom, kad bandant susitarti dėl regioninio terminalo, tai tas tarimasis gali užtrukti labai ilgai. Mes jau turėjom patirties, kaip gali komplikuotis tarimasis dėl, pavyzdžiui, elektros linijos į Švediją. Tai Gedimino Kirkilo vyriausybei taip ir nepavyko su Latvija sutart. Na, mes ten radom būdų, kaip sutart, bet matėm, kad tai yra komplikuota. Ir todėl apsisprendėm, kad mes patys statysim, nesiekdami ir ES finansavimo, kuris vėliau atsirado regioniniam terminalui, ir pasiūlydami jau vėliau Latvijam ir Estam patiems tartis dėl regioninio terminalo, po to prisijungė dar Suomija, tai jie iki dabar tarėsi dar vis ir dar taip sakant, jokios pažangos šitam tarimėsi nėra. Mes tuo tarpu jau turim terminalą ir dabar jau Europos komisija, paskutiniam vienam iš dokumentų, svarstydama, kaip kurios šalis yra pasirengusios tam atveju, jeigu Rusija nutrauktų dujų tiekimą, tai Europos komisija paragino ypač Estiją tartis su Lietuvos terminalu dėl apsirūpinimo dujom esant tokiom ekstremaliom aplinkybėm. Kitaip sakant, mūsų terminalas realiai įgauna ir regioninio terminalo vaidmenį ir funkcijas. O kodėl pasirinktas būtent toks suskystintų gamtinių dujų terminalo modelis? Na, čia galbūt labiau technologai gali pasakyti, mes buvom bent keletą studijų turėjom ir vieną iš tų paskutinių studijų, kurias rengė amerikiečiai, jie kaip tik ir išnagrinėjo tokio terminalo galimybės, tai buvo pakankamai nauja technologija, ta vadinama plaukiojanti suskystinimo technologija ir išdujinimo technologija. Ir na, jų skaičiavimai tai buvo, kad tai yra efektyviau ir greičiau galinti pradėti veikti technologija, negu kad krante statoma visi įrengimai. Ir aš manau, kad čia mes vėl turime labai praktinį palyginimą. Tai mes jau turime terminalą, pradėję realiai jį, taip sakant, planuoti, projektuoti ir viską susijusiu su tuo daryti 10 metais. Tai štai 14 pabaigoje per 4 metus mes terminalą turim. Mūsų kaimynai Lenkai, aš kiek pamenu, aš nežinau, kada jie pradėjo statyti savo Svinouščios terminalą, bet kiek aš buvau vyriausybėje, tai vis girdėdavau, kad jau tuoj kitais metais jau pradės veikti. Lenkai taip į mus žiūrėjo iš aukšto ir vis sakė, čia mes jums parūpinsim tų dujų per tą Svinouščios terminalą. Tai iki šiol ir dabar, kiek žinau, šiais metais jau lyg irgi turėjo pradėti veikti, bet vėl yra nukelta kitiem metam. Aš nežinau, kokia ten situacija, bet jie stato kaip tik tą, ne tokį kaip mes, ne laivą su visą įranga, jie stato krante ir technologiškai kažkas matyti yra ne visiškai gerai, kad jiems vis dar neišeina jo paleisti. Tai kągi, mes visai pagrįstai galėtumėm jūs vadinti suskystintų gamtinių dujų terminalo krikštatėviu? Ne, aš tikrai, jeigu jau čia ieškot krikštatėvių, tai aš įvardinčiau visų pirma galbūt Arvydą Sekmoką, gal iš tikrųjų įvardinčiau tada Roką Masiulį, na, kitus ministrus, kurie dabar dirba. Įvardinčiau visą eilę, sakyčiau taip, tylių šito projekto herojų. Vienas iš jų yra mano patarėjas Kęstas Škiudas, visa eilė kitų žmonių, kurie iš tikrųjų padarė didžiulį darbą. Aš čia galėčiau, nežinau, savo priskirti tokio, nežinau net kokį čia vaidmenį, liudininko. Dėkoju. Tad štai tokia yra suskystintų gamtinių dujų terminalo tikroji istorija.